Dariau, 3,5 kėlinio truko labai atkakli kova. Kas nutiko tam paskutiniam minutėm ir kas lėmė tai, kad Juventus perėmė iniciatyvą būtent tada, kada reikėjo? Gal tiesiog pataikėm kelis svarbius metimus, atsipojom kamuolius gynyboje. Ir nežinau, visas varžybas prastai labai pataikėm, daug pramestų metimų ir iš po krepšio ir baudų tiesiog nežinau, turėjom kažką pataikyti ir lemiamą momentu pataikėm. Atkovojot 60 kamuolių šiandien po abiem krepšiais. Čia tas susivedimas buvo toksai, ar tiesiog varžovai atsainiai žiūrėjo į tą? Nežinau, manau, kad jų ta gynybiniai atsitverimai ten nėra patys geriausi galbūt ir tiesiog sakau, buvo labai daug netaiklių metimų, po kurių jis tiesiog, nežinau, treneris kėpina kiekvieną treniruotę, kad tai ant lentos, kad kamuolį kovo, tai nežinau, galbūt tai ir įtakojo, tai tiesiog pasisekė man. Kokį įspūdį paliko Rakverės komanda, kuri patyrė pirmąją nesėkmę BBL ir pirmavo Estijos čempionate? Tikrai nesitikėjau, kad tokio pajėgumo komanda maloniai nustebino, tikrai bus lengvesnės varžybos, nesitikėjau. Kodėl nepavyko sustabdyti varžovų komandos aukštaūgio? Tai nežinau, čia reiktų klausti mūsų aukštaūgio. Kodėl nepavyko sustabdyti, nežinau, tiesiog pirmus kelis metimus pataikė gan sunkius, pajautė metimais, įsiautėjo ir tiesiog sužaidė, manau, jo diena buvo. Pats Dariau, pirmoje pusėje buvai gana blankiame šešėlė, antroje pusėje mėsi iniciatyvos. Čia pamatėjai, kad galimybės tokios atsirado, ar tiesiog pakeitė savo žaidimo stilių, nes nusprendė verštis, o nemesti iš toli? Tiesiog nežinau, taip susiklostė situacija, kad buvo galimybių įsiveršti ir tiesiog nežinau, stengiausi agresyviai žaisti, nes metimo nejaučiu, nežinau, kelintas varžybas išėlės namų arenų, tai nežinau, reikia kažką keisti, tiek negaliu vietos turėti. Komanda iškovojo 7 pergalę išėlės, pagerintas klubo rekordas. Smagu būti ta dalimi komandos, kuri būtent ir pasiekė klubo rekordą. Tai be abejo, įsirašiau į istoriją Juventuso. Nežinau, reikia su prezidentu šnekėti apie premijas turbūt.